Atvykome į nakvynės vietą prie Vištyčio ežero. O, mūsų apartamentai. Čia staliukas mūsų. Čia miegosime. Turime nuostabų vaizdą. O, kaip ramu. Ten maudosi žmonės. O, čia mes maudysimės. Vanduo šiltas. Jau išbandėme. Oi, kaip fainiai. Šilta. Labai patinka. Nuostabiai. Labas rytas. Išmiegojome. Va, stovi transportas, apartamentai mūsų. Labai graži vieta. Miegojome gerai. Buvo šilta. Eisim valgyti pusrytukų. Va, mūsų pusrytukai verda. Pusrytukus gaminam. Šiandien bus makaronų sriubytė, sumuštiniai, kavytė. Verda viskas. O, kaip ramu. Turime pusę 8 greit jau. Atvykome į pirmą lankytiną vietą mūsų prie didžiojo Lenkijos tilto. Kaip vadinasi čia jisai? Net nežinau. Susimokėjome po 10 zlotų už žmogų įėjimas. Jau žmonių nemažai. Kaip gerai vėjas trapus. Šilta, kaip pasisekė. Geras oras. Galim vaikščioti daug. Labai smagu. Kaip tiltas atrodo iš viršaus. Pažiūrėsim į apačią. Kaip ten apačioje aukštas, tai tikrai nemažas. Sakai, tai koks didelis. Tikrai. Kaip tie paukščiai skraido. Šilta.
Žmonių nemažai. Daug. Ką? Tokio dydžio kolona, ne? Labai sustos. Tokio dydžio. Eini pasimatuoti. O, tokio dydžio kolona. Sakinį, ne? Tikrai. Vau. Šaltas rūteliukas. Gražu. Sustojom prie kažkokio bokštelio. Eisim pažiūrėti, kas čia gero. Pirmas pravažiavom pro šalį, važiavom link tilto, tai grįžtam pasukam. Eisim, pažiūrėsim. Ponia įsirengusi. Let's go. Ale już jak mam uszykowane. Mus leido nuo to Ne taip bokštelio. aukštai. Ne aukštas. Atrodė tik iš tolio to, kad aukštai. Nieko įspūdingo. O, kai pro šalį važiavom, tai Sustojom. ir važiavom. Bet čia taip. Gerai. Ežeriukas labiau vilioja, ne? Nu, ežeriukas tas jo. Kaip gražu. Maudos, viską. Labai gražu. Su vaikučiais. Gražu. Nu, nesvarbu. Riedėsim toliau link Malborko pilies. Jau į Malborko miestą. Susiradom kempingą netoli Malborko pilies. O, Malborko pilis yra čia. Ir matas ten, o dabar einam pažiūrėsim. Nuspręsim, ar eisim, ar nebeisim. Labai gerai, kad... Nusimetėm greit daiktus kempingė. Kempingas palapiniai ir 2 žmonėm ir motociklui kainavo kiek 16 eurų. 16-17 Vienai eurų. nakčiai. Tai visai gerai. Atėjom prie pilies. Dydis tai įspūdingas. Einam dabar pabandysim aplinką apeit, pažiūrėt, kas čia yra. Jeigu nieko gero nepamatysim, tada gal eisim į vidų. O gal ir ne. Kaip sakai?
Nu, pažiūrėsim. Ar aplinkui kas nors matysis ar ne. Nu, vis tiek pasiėmėm bilietukus. Nusipirkom bilietus, pasiėmėm su lietuvišku audio gidu. Ir eisim į vidų, pažiūrėsim, kas ten yra. Nu, kai girdėjau atsiliepimus, tai tikrai labai įspūdinga pilis. Nu, iš išorės tikrai nesu matęs dar tokios. Eisim, žiūrėsim. Čia šulinys, kas čia toksai? Ajo, čia sukdavo šulinį, pasisemdavo vandenį ir bėga čia į lovį, o iš lovį tenais. Nu, padaryta tai šakės gražiai. O čia kranas net yra, o krano rankina kažkokia. Šitą. Čia kranas. O pinigų kaip primėti.
Neriu. Tai čia tualetas krisdavo. Iš tualeto, jo. Geras. Tai čia krisdavo šūdai. Nu jo. Ne čia krisdavo, o čia skylė Irena ir čia. Man nesimatys per kamerą, bet o ten yra kur atsisėdė ir iššykė ir šūdai krenta čia į apačią ant žemės. Nieko savo. Čia krisdavo. O tai ir istorija. Kaip mašinų vaikštelė. Va čia pastatė. Nu tai kokie įspūdžiai? Gerai patiko, didelė. Verta vieną kartą atėjus. Neblogai. Bet žiūrėk, čia aplinkų, matai gali apeiti visą, bet jau nebeeisim. Ne, jau karšta. Bet neblogai iš tikrųjų. Gražiai buvo, fainiai. Nepalyginsi čia su kokia Trakų pilim. Nu, labą rytą. Išmiegojimo. Šimtą naktį. Pusrytukai. Saulelė kyla, orelis jau geras. Šilta buvo mėgoti. Jau ryte kiek? Šilta mėgoti. 19 laipsnių atrodo ryte. Jau 7. Šilta. Makaronai verda, pusrytukai. Susipakuojame ir į trasą. Ja, lėksim toliau. Viskas, išvažiuojam iš apartamentų savo, iš kempingo. Viskas supakuota. Pasiruošęs? Jo. Pasiruošęs. Varom toliau. Kempingas geras. Nu, tik odai puolė šią naktį. O šiaip viskas gerai. Važiuojam toliau į Gdanską. Gdanską. Didelis miestas, daug žmonių labai. Gražu visur. Gdansko liūtų. Didžiulė mugė Gdanske. Didžiulė. Visas senamiestis uždarytas. Vienas palapinės. Gerai, kad žmonių nėra tiek daug. Dar rytas tebėra. Einam dar pasišaudyti. Labai gražu visur. Tas gatvelės. Vyksta mugė ten. Šventė yra. Čia tokia bažnyčia didžiulė. Čia tokia miestas tokia. Visur gražu. Gražu visur. Gražus labai gatvelės, vyksta mugė. Esam vakar per žolines, turbūt čia buvo dar daugiau žmonių. Labai gražu. Blemba geras. Gdanske taip padaryta, kad dabar tik supratau. Yra Latgalos krokodilų. Padaryti galvokontos vamzdis, o pasirodo nepadaryti ir lietumis. Eina lietvamzdžiais, vanduo bėga čia ir paskiau bėga krokodilo burna. Nu, turėtų atrodyti neblogai. Visur kažkas. O čia per dekoraciją.
Pažiūrėsim, čia tai vandenį. Ai, ne, čia nėra padaryta, matai. Nu, čia ir padaryta jau čia jo. Bėga vanduo bėga tenais. Čiotkiai. Į burną. Gal pasakyk, kai jis plaukia, jaučiu plaukia. Nes žmonės plaukia, nu, tikėt. Nu, gerai atrodo, labai gražiai sutvarkyta. Žmogui 90 metų, vaikam 70, ilgam 35 minutės plaukia. Atrodo tai įspūdingai. Atrodo tai tikrai gražiai. Nušakės. Geras, dar net plaukia. Atrodo tai tikrai gražiai. Nu, sukasi tiltas, kad išplauktų šitas laivas. Nu, geras. Pataikėm, 10 valandą. Pasakyk, Jau išjuda piratų laivas. Žiūrėk, kaip pasitraukia. Va, parodyk. No bo teraz tutaj statek musi wypłynąć, a inaczej by nie miał jak. Naszą podróż rozpoczynamy do miejsca stołecznym Gdańskim Porcie, szlakami po lewej stronie. Nu, gražu. Ką galiu pasakyti? Gražu. Kiek ten komentarų skaičiau, kad kaip Palanga, tai Gdanskas kaip Palanga, tai aš Palangą permesčiau per bortą prieš Gdanską. Tai žymiai Čia kur gražiau. eini ten akmeninis takai, ne? Kiek čia yra gražiau, nu kažkaip kitaip vis tiek. Namukai kokie ten gražūs, ne? Arba kamerą nepritraukti, bet statilas tokios visai neblogai irgi atrodo. Pamatai savęs gražiai. Razem? Ką? Daug.
balandžiam baseinas. Balandžio. Nu, neblogai atrodo. Labai gražu. Ten Fontanėlis. jie kaip gražiai irgi tie pastatai. Va čia. Kaip čia gražiai irgi visur. Nusipirkom bilietus į katedros bokštą. Eisim pažiūrėsim, kaip atrodo iš viršaus Gdanskas. Bilietus sumokėm 40 zlotų. Einam toliau. O man baisim. Net nesimato. Ateik čia pažiūrėk. Čia parodyti viskas. Koks būdavo varpas didelis, matai. Va. Nesimato viršaus. Oh my goodness, nu gerai. Lipti dar tikrai nemažai. Eik tu savo kaip aukštai. Jau baigiam ateiti. O, jau matau šviesą. Čia neleidžia įti, žiūrėk. Va čia. O, jas. Kanalas kontaktui su tais pačiais vokiečiais. Man atrodo, Pusę. Nu, pabuvojam, leisimės į apačią. Laiptų daug, leistis bus lengviau. Bet gražu, tikrai verta. Vieną kartą užlipti tikrai verta. Nebrangu, čia gaus po 5 eurus grubiai. Prieskoniai šoka. Ir pardavinėjai. Koks mašiniuks gražus. Subkultūra. Žmonių pradeda daugėti. Mūsų pradeda vis laik. Pieštukai spalvoti. Čia kažkoks muziejus. Priėjom. O, kokia baisenybė. Einam toliau. Einam link Gdansko ženklo.
palei vandeniką, matau laivų daug gražių, gali plaukti, ką tik nori. Žmonių daug turistų, visur pilna palapinių. O, tikrai. Pagavom vėl piratų laivą, iš čia suka ratus ir suka. Kas valandikę. Lemba čia toks eismas kaip magistralėje. Dar jos pakeliamas tiltas. Visą laiką jisai pakelia, kai laivai nori praplaukti. Atvyko. Jau baigėm apeiti. Atvykome į kempingą. Koks miestelis? Į Mikalojų. Kempingas brangokas, nes esam prie ežero, prie pat va. Matos ežeras. Kainavo 106 zlotai. 6. Atvykome, daug labai žmonių, labai daug. Pilnas kempingas. Tai kampe, užkampį ten gavom tokiam skersvėjiniam. Šiandien ir vėsiau. Bet, eisim maudytis, eisim žiūrėti, koks vandenukas. Kol kas tiek. Kaip jūsų nuotaikos? Savaitgalinės. Geras. Nieko gero. Nieko gero. Nieko, tai išsimaudysim, atsigausim, iškart bus geriau. Va, koks ežeriukas. Žmonių pilna. Čia vieni kemperiai. Visur. Gražu. Oi. Paplaukė laivelį. Vėjas šiandien didelis labai. Vėjas didžiulis. Atvykome į miestelį. Išmiegojom kempinge. Atvykome sekmadienis. Tuščios gatvės. Gražu labai, sutvarkyta visur. Didžiulis tiltas, labai gražus. Va. Atsiveria miestas, pilna valtelių. Koks miestelis? Mikalojus, ne? Ar Mikalojus? Kaip gražu visur. Daug labai valtelių, pasiplaukiojimų visokių. Gražu. Žolelė. Gražuolis tiltas. Vakar buvo sausakimša. Šiandien pora žmonių tik vaikšto. Tylu, ramu. Fontanas tik neveikia. Vieni restoranai aplinkui, viešbučiai visur.
kaip gražiai. Labai gražiai. Liks. Uostas. Didžiulis uostas laivų. Va ten tas senas laivas. Labai daug laivų. Labai. Visur. Didelis gražus laivas. Prieplauką einam, niekaip nesibaigia. Labai daug laivų. Džeko Spero laivas.